Gal užkas norėčiau visai. Bet tai, biškėnas brutau, čia iš viso dar valgoma kažkas yra, ar ne? Kas čia, Oti? Nu, ne, gal geriau rytoj. Ar tu vėl šaldytuvą pavertei muziejumi? Čia tau ne eksponatai, čia maistas. Nu, netyčia, bet gal... Stop! Kas tu tokia? Aš maisto dvasia. Ir ką mums dabar daryti? Kodėl jūs švaistot maistą? Tai nusikaltimas prieš skrandį. Tai taip gavos. Žiūrėk. Ar žinojot, Ką? Ką turėjom žinoti? kad kasmet išmetama maisto tiek, kad būtų galima pastatyti kalną didesnį už Gedimino? Tai tada turistai galėtų lipti ne į kalną, o į agurkų bokštą. Tai klausimas, ar tas agurkų bokštas nepradės dvokti per atidarimą. Nu ką, nors tokia, bent vakarėlė. Skanaus, Vladai. Ai, jo, mama, kadriukai! Na va, matai, ne veltui sakoma, sotus alkano neužjaučia. Tai jau tikrai. Ir kas blogiausia, dėl mūsų švaistymo maisto, žmogus liko tik su gabalėliu duonos, bet ir tos nebeturi. Žiauru. Kur ta? O žiūrėk, šitas į šiandien galioja. Gal gali padėti tam tikrą dėžutę? Ja, aišku. Ačiū. Fušt, jau sugedė. Aš ką matau? Tu pasižiūrėk, kokį lobį radau. Lobį? Greičiau istorinį eksponatą. Geriau atiduok muziejuje, nes skrandžiai. Nu jo, yra tiesos. Tada dedu į kompostinę. Jo, pritariu. Šaunuoliai, prisiminkit, kas mažiau švaisto, tam daugiau lieka. Ir pinigų, ir jėgų, ir vietos šaldytuve. Nu gerai, nuo šiandien visi lankysiu maisto muziejai gal. O jei kas, dovanok draugams, o ne šiukšliadešiai. Na gerai. Ai. A tai turi dar kažką valgyti? Čia dar iš viso įdomu kažkas valgoma iš viso, ne? Nu? Ar tu vėl šaldytuvą pavertei muziejumi? Čiagi tau ne eksponatai, čia maistas. Stop! Maisto švaistymas. Bomba! Na va, matai, ne veltui sakoma, kad sotus alkano neužjaučia. Ar žinojote? Būtent! O, žinau. Nu ne, pasa, tu taip įdomiai, kad tokie skambėti kaip ta...